Sveiki atvykę į Baltics Gaming Expo, mes čia esame šeštadienį Litexpo. Pasižiūrėsim į Baltics Gaming Expo vidų, kas tenai vyksta žmonių. Galima biškį nevaikščiot prieš girdį. Didžioji scena, kur žaidžia patys kiečiausi žaidėjai. Aš galiu perduoti žinutę vienam iš jų, paklausk jų. Viena žinutė, kurią galėtum perduoti savo varžovams. One message you could deliver to the other team. They're coming for your ass. Sorry? We are coming for your ass. Vienas iš varžovų pasakė kitam varžovų komandai, he is coming for their ass. Kaip reaguotumėte į tokį komentarą, būdami oponentų pusėje? Man tai būtų malonu, priimčiau kaip komplimentą. Be League of Legends vyko aišku ir Minecrafto turnyras, kur Hebra aiškinusi, kurie yra patys galingiausi, stipriausi, kurie gali geriausiai bildinti, geriausiai parkūrinti, geriausiai žaisti Minecraftą, geriausiai būti šitais nuostabiais, fainais gyvūnėliais. Džek, aš pridėsiu mikrofoną, tas daryk garsą kriu. 3, 2, 1. Ir šeštadienį Komikone vyko Tekken 8 turnyras, kur Hebra realiai tarpusavį kapojosi. Tik tai ne taip kaip Edgaras, o daug geriau. Gali normaliai tu pasimušti, tik net... Va čia tai padarai klaidą. Šeštadienį vyko Rocket Lygos turnyras, kur Hebra žaidė fulę, tik tai galiu pasakyti, ta fulė kitokia, nes viskas vyksta su mašinom. Kamuoliai, įvarčiai, golai. Pražangų nėra, man atrodo. Ne, nėra. Buvo. Toks brangiai buvo šeštadienis Baltics Gaming Expo. Nepamirškit, rytoj yra paskutinė diena, paskutiniai turnyrai ir jūsų šansas dar pakliūti į Baltics Gaming Expo. Ir būtinai rytoj ateik čia, dalyvauk, būk, žais, pramogauk. Pramogauk su visais kartu, būtinai ateini. Let's go!